Pirmasis muzikinis kanalas baigė akciją Muzikinis kamuolys. Paskutinis akcijos renginys vyko prie Seimo. Tokia kaimynystė tik dar kartą parodė, kad krepšinis ir muzika nesvetimi nė vienam Lietuvos piliečiui. Nesvarbu, kokia jo profesija ir kokį postą užima. Manau, kad tokie renginiai labai reikalingi Lietuvai, todėl kad tai tampa visuotina švente. Tai tarsi šuolis į viršų visos tautos, ne tik atskiros komandos ir atskirų krepšininkų. Prizų netrūko nei jauniems, nei garbaus amžiaus dalyviams. Originalios specialiai vyrų Europos krepšinio čempionatui sukurtos kaukės, marškinėliai ir net krepšinio kamuolys su garsių akcijos dalyvių parašais. Tačiau vilniečiai sakė, muzikinį kamuolį spėja pamėgti ne dėl jų. Manau, reikia dažniau tokių akcijų. Man patiko labai dalyvauti tokiuose akcijose. Aš pats 10 metų krepšinį žaidžiau, tai kad dalyvauti aš. Kaip reikėjo tikėtis, laimėjo visi, nes dar kartą įsitikino, kad krepšinis ir muzika lietuvių širdyse neatskiriami.